Sveiki. Labą dieną, čia kur dėl to skelbimo skambinau. Noriu Labą pažiūrėti dieną. namą, kur čia, kažkur kitur turbūt, ne? Ne, ta prasme, kitur tai ne, tai šitas namas yra nuomai paleistas. Šitas? Taip, šitas yra nuomos. Bet tai, kad čia dar nepabaigta. Viskas įrengta. Tai, kad čia klausykit. skylės. Kokios skylės čia vadinimas, ateikit pasižiūrėti. Čia va yra mėgamasis, vienas iš 3. Čia yra paruošta lova, kad minkščiau būtų. Yra ir spinta paruošta, čia tas dėžės išsimsit, išsimesit, kur jau reikia, čia tai neįdomu. Žodžiu, yra dar smėliuko pagrindas, tai toks jausmas. Tai kaip man be batų vaikščiot? Tai be batų jausmas, kaip kurorte, kaip Palangoje, visą laiką prie jūros praktiškai. Tai jūs įsivaizduojate, kiek čia privalumas. Čia vienetinis toksai butas yra. O čia kas, tai kad čia įeit net negalima. Čia yra mėgmaišiai, kaip sakyti, ne mėgmaišiai, labiau gal čiužiniai, kur galite susidėti, kur norit. Čia yra vonia. Tai kad čia irgi įeit neina. Tai čia išimsim. Bet ten pačiam gale yra dušas, padarytas kibiras su vandeniu, tai užsipilsit ir bus labai gerai. Čia dar vienas yra mėgamasis, bet šitom, kaip sakant, lovos nedėjom. Bet, kaip sakant, žinau, ant smėliuko irgi galim pagulėti. O tai kur langai? Langų nereikia, kam tų langų, jeigu vasara. O tai žiemą? Tai žiemą tai jau jūs galvosit, jūs nuomininkai būsit, ne aš. Tai, o dabar vasara, smagu, prapučia, jokių kondicionierių nereikia, čia neprikaituosit man namuose, tai langų užsimanė, matai jo. Tai va toks mūsų kur virtuvė? Virtuvė, tai yra voltas, boltas, kažką užsakysit. O tai kur indus plaut? Indus, tai kaip sakiau, dušas. Kibiras yra, va čia, o matot skylės, va čia. Bėga vanduo ir dėkit ten kiburiukus, kur bėga. Ir tada rinkite tą vandenį ir galėsite įsiplauti viską. Nu, žodžiu, vieni privalumai. Ir labai pigu yra. Pigu, nereikia realiai komunaliniai, čia iki 300. Iki 300. Ką čia komunaliniai, čia elektros nėra. Tai kur man telefoną pasikrau dabar, sakykit? Tai telefoną reikia powerbankus pirkti. Nu, čia, žinokit, čia jau prie ko čia tie telefonai. Aš nuomoju būstą, o ne telefonų, kažkokius powerbankus ar elektrą. Jūs nuomotės gyvenų vietą, norit, nenumojat. Žinokit, dar 6 laukia, va tenais atsistoja, jeigu nematot, bet nežiūrėkit dabar. Tai gerai, tai domina, nedomina? Kokią kainą? Kaina būtų 800 plus PVM plus komunaliniai mokesčiai. O tai kiek čia dar pabaigsit? Ką pabaigsim? Nu čia viską, tai kad čia tuščia, čia nieko nėra, va. Kas tuščia, čia gyvenamas plotas, čia jau gyveno 6 žmonės prieš tai. Jūs juokaujat? Klausimų dar turit? Tai kad aš neturiu, ką klausti, nieko nėra. Tai gerai, eikit viskas, ateiskit ir nusinuomos tą būstą.